Taip, viskas yra įdėtas, pažiūrėsim, kas galėjo būti įrašyta viduje. Čia jau nematyti kadrai. Matei? Viskas atsiranda. Video. 435 gigabaitai. Darau. Štai, Bėglys, Pabrolis ir YouTube. Parodysiu, kaip filmas atrodo. Va, šitas kaip atrodo. Pasitinka ir Blu-ray keisas, bet čia nieko tokio. Čia rusų kalba. Bėglets. Va, šita informacija kaip atrodo. Kaip yra šita informacija yra įrašyta. Štai, failai, kokybė, garsas ir data. Ir detalės informacija, kaip gali būti įrašyta. Fugitive. Netidarysiu, nes ten gausiu copyrightus. Taip pat ir buvo Pabrolis ir Свидетель на свадьбе. DVD RIP Exit. O šita informacija kaip atrodo. Nežinau. Reikėjo kažką sakiau, bet neatsimenu. Va, šitas filmas kaip atrodo. A čia net tas, kurį aš prieš tai turėjau kolekcijoje. Originaliuose diskuose. Ir galiausiai YouTube. Kas galėjo būti įrašyta, man patinka. O, čia jau tikrai viduje. Čia jau tikrai geras. Gerai privarė šitas failas. Šitas owneris. Taip šitas AVI failai visokie būdavo MP4. Taip pasitinka muzikiniai klipai. Galvoju, kad čia prikolai. Ar šiaip iš... Taip. Pasitinka Bruno Marsas, Celine Dion, Hi-Fi, Yolanda Be Cool, Jason Derulo, Michaelas Jacksonas, Sonic ir taip toliau. Galiu parodyti, kaip kokybė, kaip šitas viduje failas yra, kaip atrodo. Kokybė yra prasta. Galime rodyti kokybę. Va, žinoma, kad galime žiūrėti ir matyti, kad čia yra 480. Tačiau vis tiek praverčia. Štai jau nematyti kadrai. Ar patinka šitas nematytus kadrus? Ar nori, kad aš padaryčiau daugiau nematytų kadrų? Parašykite komentaruose, kaip atrodo šitas nematytas kadras. Iki!